Tai, tu pasižiūrėk, žmonės susirinko. Tai pažiūrėk, koks pažiūrėk. Žvaigždė savo veidu nerodo, jeigu ką. Nesipūsk, seni, nes tu dar ne žvaigždė. Jiems dar nieko nesako, o tavo pavardė. Tu gali su mumis kalbėdamas nerepuoti. Sveiki atvykę į lietuvių tėvynę. Sakau, Klaipėdas, stovi jėga! Klaipėda! Sakau, Lietuva, jūs stovi jėga! Lietuva! Aš girdėjau, dydžiai, turi tavo mergaitę, kaip Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė. Jau uždėkime tą tiek. O tu geriau pitą uždėk. Apsėsi. Aš Žygimantas Augustas. Pamėlau mergaitę, Barbora Radvilaitė. Šiaip tai, aš būtent. Lietuva, aš Lietuva, tata. Kalbėjo, į akį žiūrėjo, kol įsimylėjo. Ir nors vienas kitą mylėjo, susituokti negalėjo. Kodėl? O todėl, kad tais laikais Lietuvoje toks įstatymas galiojo, jei jau kryvis tu esi, tu kartuotis negali. Skandalų irgi neišgirstų niekas. Turėjęs kartuoti šlovėm kanalas. Paskanduokime ir šlovėk. Dar kartą. Šlovėk. Vis dėlto pasakyk tu žodį. Kaip tau? Neblogai, dydžiai, bet žinai ką, tau dar yra kur tobulėti. Nesu. Žinai ką, tu vaikai yra kur tobulėti, nes tu su savo dainelės užkėlėjai. O žinai ką, aš tau pasakysiu atvirai, kad iš tavęs reperis toks pat kaip iš manęs balerina. Kaip jūs mano nusimodot? Jūs net paprasto pagirimo negalite vienas kitam pasakyti. Pala, aš tau nusibodu. Aš tau nusibodu. Taip. Žinot ką? Tokiu atveju man jūs nereikalingi. Supratai? Man nereikia dainavimo. Man tavo repo nereikia. Man jūsų nereikia. Aš ir be jūsų baigsiu šitą koncertą. Suprantat jūs? Gerai? Jūs. Viso gero.